Augalai šviesoje neaugti negali. Jie yra prievartaujami, verčiami, priversti augti. Tik jeigu trūksta medžiagų ir šviesos yra per daug, jie augdami stresuoja, stypsta, skilinėja, o jeigu organikas yra per daug, pirmiausia auga dumblis. Tai viskas yra labai paprasta. Vidutiniškoj šviesoje augs paprasti augalai, greitoj šviesoje augs jautresni augalai, o kad nedumblėtų, reikia, kad žuvų ir šūdo kiekis nebūtų per didelis. Ir viskas. Pirmiausia įsiauga augalai, tada leidžiam žuvis. Ir viskas. Tiek tai reikia. Dabar 10 vatų ant 49 litrų kubo yra pakankamai šviesos, kad augalai augtų be jokių trąšų su pogrindžiu. 15 vatų jau yra daug. Jau stipriai auga. 5 vatai yra silpna šviesa. Geriau su silpnesnė. Atskirti plika akim labai paprasta. Jeigu akvariumo stiklai žaliuoja, tai šviesos yra į pliusą. Ir geriau į pliusą. Jeigu akvariumo stiklai pačioj ruduoja, arba augalai ruduoja, reiškia šviesos yra per mažai. Ir viskas. Ir viskas. Pasodinam akvariumus, duodam šviesą. Šviesa priverčia augalus augti, o jeigu žuvičių turim per daug, tiesiog keičiam vandenį. Dabar yra sąlygų, kada vandens reikia nekeisti, kai yra super jautrus gyvūnai ir super jautrus augalai, arba vandens reikia keisti labai mažai, bet tai čia ne naujokų klausimas. Naujokams vandenį galima keisti po 10% akvariumą į dieną, po 30% į savaitę tikrai. Nuo lietuviško vandens augalams, kurie Lietuvoje rinkoje auga, blogiau nebus. O nuo nekeitimo bus blogiau, nes dumblės, nes nepašalinsit azotą pertekliaus. Tai viskas. Ir taip su augalais galima subalansuoti akvariumą.